Rokas. Tai mano pirma gyvenimo solo kelionė. Pradėjau savo kelionę lapkričio 17 dieną. Pasiruošimas buvo toks, jog nebuvo pasiruošimo. Viskas savaitės bėgi nuspręsta, apgalvota tiesiog 5 šalis, kurias noriu aplankyti. Malaizija, Singapūras, Indonezija, Filipinai ir kažkuri iš 3 likusių arba visas. Tai Vietnamas, Laosas ir Kambodža, nes Tailandė buvau prieš 2 metus. Tai taip gavosi, jog esu dabar Balyje, bet pirmas video yra apie kelionę iš Lietuvos į Malaiziją. Žinau, pirmi video bus prasti, nes nemokėjau nei filmuoti, nei šnekėti, nei daryti kitų svarbių dalykų, kurie priklauso filmavimui. Tai atleiskit, tai reikės priprasti ir išmokti. O daugiau tai, kuo toliau į kelionę, to smagiau, to daugiau nuotykių. Kol kas Balyje labai smagu, Singapūras nustebino, o pirmos dienos, tikiuosi, nebus nuobodžios ir įsižiūrės gerai, tai duokit laiko įsivažiuoti. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot ir važiuojam. Sėkmės visiems Lietuvoje. Žinau, balionai trukdo išskrist, man irgi vos sutrukdė. Tai tikiuosi sniego yra Lietuvoje, nežinau. Tai čia karšta, 30 laipsnių kiekvieną dieną. Ir šitas video išėjo truputį vėliau negu turėjo būti. Norėjau anksčiau, bet labai daug buvo nuotykių, reikėjo filmuoti, o laiko montuoti nebuvo ir nemokėjau. Todėl po truputį įsivažiuosiu ir pradėsim kelt daugiau ir įdomiau. Tai tikrai yra video, kurių laukiu pats įkelt, nes noriu parodyti, kaip smagu ir įdomu. Kartais net ir vienam keliauti, kur prieš tai aš bijojau ir nenorėjau vienas keliauti, bet turėjau pasiryžti, nes nebuvo su kuo važiuoti, keliauti. Tai norėjau išmėginti savo jėgas solo kelionį, kuriuo, manau, dauguma žmonių nori Lietuvoje ir pasaulyje keliauti, bet negali arba bijo, todėl noriu parodyti, kad vienam susipažinti su svetimais žmonėmis labai lengva ir greita, todėl net nesitikėjau kelionės pradžioj susitikti 2 lietuvius. Tai sėkmės ir važiuojam. Važiuojam. Welcome on board. First seat, Thank you. please. Thank you.
Galiu? Blet. Ne tą pusę. Pat kelionę pradėjau su 2 lietuviams ir vokietė, tai visi kartu važiavom į Kuala Lumpūro centrą su taksi. Tai kelionės pradžioje tikrai buvo netikėta, jo būsim dideliai grupiai ir visi kartu prisijungsim prie solo kelionės. Tai todėl ir sakau, likimas nežinomas ir reikia paleisti įsitikinimus ir tiesiog kartais pasitikėti likimu ir kaip bus, taip bus. Tai taip ir buvo, kad tai buvo kaip turėjo būti. Tai sėkmės ir važiuojam. Palikau lietuvius, tai einu į savo hostelį. Tai gan ramu, nėra turistų, labai mažai. Tai pažiūrėkim, ką čia parodys gatvė. Atrodo vakare visi važiuos, kol kas tai čia miręs. Labai nieko nėra. Ne veltui pietus, visi valgo. Varau į hotelį, pamiegot, pailsėt. 5 eurai nakčiai. Tai praeisim pro Akropolį, lysim po apačią, išlysim manoj pusėj. Turėtų būti geriau. Kaina įėjimo atrodo 18 eurų. Į Petrono bokštas, tai gan padoriai. O eglutė tai palyginus geresnė negu Vilniuj prie Akropolio. Netikra, bet visai niek. Plius vasara, 26 laipsniai. Tai kalėdų nesijaučia, bet vakare, kai įsijungs visos šviesos, tai bus smagu. Pažiūrėsim vakare. Jaučiu jau Kondiškę, 16 laipsnių galbūt. Jo, labai šalta. Tai gaiva atgaivina iš po lauko, bet smagu. Sveiki visi, esu prie aukščiausių pasaulio bokštų Petronai. Tai yra 2 bokštai sujungti tarpusavį, vadinti Petronas vardu, tai susijęs su Malaizijos petroleum degalinės ženklu. Tai pastatytas būt iš Malaizijos naftos
ambasadorių. Buvo malonu išmėginti savo jėgas ir montavime, filmavime. Triukšmas gal turbūt ir didelis, nes važinėjo motociklai bei neturi mikrofono prie savęs. Tai šitas GoPro neįeina, bei tuo pačiu reikia ieškoti, nes ieškojau tai neturi. Tai pirmi blynai prisvyla, tai laiku bėgant pakeisim aliejų, pakeisim laiko, žimas, kiek kept, tai tiek. Ačiū ir kito video, jis bus tikrai greitai, nes turiu prifilmavęs, tiesiog reikia išmokti įkelt ir prižiūrėti, sukurt ir tai padaryti, kad būtų man įdomu ir jums įdomu, tai žinau, kad gali ne taip žiūrėti, kaip žiūrės kitiem, bet